nuostabi. Lietuva esi, kaipgi nemylėt mums tavęs. Mūsų džiaugsmas tu, mūsų skausmas tu, savo širdyse saugome tave. Mes didžiuojamės gimę Lietuvoj, bet vien to mažai, kad išsaugot ją. Mūsų džiaugsmas jį, mūsų skausmas jį, savo širdyse. Apie mūsų krašto kulinarinį paveldą paprašėme papasakoti mūsų krašte gerai žinoma Zofija Lomsargienė. Prašom šiek tiek mums papasakoti gal apie daugiau vestuvių ar krikštynų tradicinius valgius. Tiesiog ką prisimenat, norėtume sužinoti. Nu, gerai. Gerai. Nu, palauk, aš galiu pradėti beveik nuo vestuvių. Ar norėtum geriau žinoti, nu, kokius patiekalus ten nedarė? Taip, tradiciniai, kokie mūsų krašto patiekalai jo, mūsų krašto tradiciniai patiekalai buvo jau nuo pat mano jaunystės, aš sakysiu, jau čia ne dabartinį laiką, bet jau, kad aš visai buvau dar jauna, ir mano mama šeimininkavo po vestuvės ir anksčiau yra turėjusi arbatinį jauną būdama. Yra baigus žemės ūkio mokyklą, buvo baigus, turėjo savo arbatinį. Švėkšnoje? Ne, Naumistė. Taip. Naumistė. Mano tėvas buvo iš Naumiščio. Ir paskui, kai užėjo rusai, jau viskas pasikeitė, nu, atėmtus Lietuvos laikus pirmosius. Tai mama pradėjo vis savo gyvenimą, baigė iš darbo, man neapdirbusi, pradėjo eiti po vestuvės. Ir aš norom, nenorom, tikrai negalvojau, maniau tikrai būti medikė, o tėvas labai anksti mirė ir aš kažkaip pagavau tą mamos darbą. Ir pradėjau lyg jaunystėje padėti pirmą mamai, o paskui jau ir pati po vestuvės eiti. Ta, ką pradėjau eiti, labai dar buvau jauna, tai atsimenu, va, kokie patiekalai buvo. Karštam patiekalui pirmoje eilėje buvo paršelis. Jei geras, taip, jei geras vestuvės, keptas paršiukas papuošimui. Iš maltos mėsos labai gražiai padaryti ežiai su mažais ežiukais. Tai čia jau buvo antras patiekalas, toks jau, kuris puoš stalą. Nu, žuvis farširuotis jau tais laikais labai buvo. Lydekus? Lydekus, starkiai, bet ne taip būdavo papuoštas, aišku. Nu, puošdavom ten, padarysi tuos drabučius, ir tuos drabučius pribarstysi labai smulkiai sukapotus krapos, kad atrodyt kaip žolytė. Ir toj žolėj, giliai panardinsi tą lydeką. Plaukdavo žuvis. O dabar, aišku, savaime košas su citrinais, tada to neturėjom, o ežiukai tai būdavo irgi
Rėžiai, rėžiukai būdavo prismaigstyti mažytais spigliukais, keps ant tokius sadat storom spigliukus. Iš ko jos kepdavot? Iš tos pačios tešlos sausaininis, tik nesaldžios. Ir tai ežys gulės su ežiukais. Nu, va tai eži labai buvo madinga, paršelis buvo labai madinga, labai buvo kaip ir dabar, kada atėjo sriuba labai madinga. Kokia sriuba? Daugiausiai kopūstai. Kopūstų sriuba. Antrai dienai turbūt. Antrai dienai. O šiaip buvo labai madinga pirmą dieną duoti kastinį sviestą su apvaliom bulvėm. Ne, antrą, o pirmą dieną. Pirmą dieną. Tiesiog taip jau kastinis. Tai... Va, kastinis ir ant pasilika po šiai dienai, tik ant nusistūmė į antrą dieną. Į antrą dieną. Nu, o ką čia tokį indomėti? O iš saldumynų, ką jūs kaip saldumynų meistrė? O iš saldumynų tai tortai buvo visiškai dabar nepanašus. Kokie jie buvo? Labai buvo beržo šaka. Didelė, daleiskiam kokių 3 sprindžių. Paguldyta beržo šaka, iš galo jie visa balta ir su juodom tošis gabaliukais. Ir galai jau būdavo taip gražiai juodai užsukti, kad atrodė, kad dabar kažkas tai nupjovė tą beržą. Ir ant viršaus būtinai jau padarydavom 3 mažesnį šakelį nupjautą, ilgą šaką ir dar kučiną. O gal nuotraukų turit tokių tortų? Mes degėm ir viskas. Neturiu tokių dalykų. O tada, žinai, jį nieks nepaveiks lauk. Antras tortas labai buvo einantis ąžuolo kelmas. Ąžuolo kelmas. Ąžuolo kelmas labai storas, kerpėm apaugęs nuo pradžių. Tai tas kerpės irgi padarydavom iš minkštos, nu tokios plaktų kiaušinių su tešla, įdėsam kavos, kakavas, ką tada galėjom. Ir aplinkui jau būdavo atseit kaip ruda kerpė, o ten prisodindavom ir raudonių, ir mažų raudonių, ką tik išdėdų. Voveruškų gal dar? Ne. Ir toliau kitam krašte būdavo labai daug baravykų, kokia kokiata, o viršui voveraitis, voveruškas, išvertas. Nu, aliejų išverts, aliejų neturėjom, tada virėm taukuose, bet buvo gražias, padarysame geltonas ir rausvas, tai parvestuvės visada, aš dar svočiavus, paskui jau esu daug. Tai visi sakydavo, motelė, kur tavo ir tie spalvotojus voveruškas, mane vis kaip gerų žodžių dar minėjai. Nu, o paskui labai vietoj sausainių labai būdavo mažai kepama, labai mažai sausainiai, geras vestuvis, aš apie geras. Labai daug braškių pridarydavom, apie 300 braškių ir mes visas nuspalvosim pradžioj savaitės, susidėsi krepšį. Lauktuvėm reikėdavo pridėti? Taip. Ir labai daug braškių, labai daug grybų, apie 300 įsikepdavom, jei normalis. Tiek pasidarydavom pirmadienį, antradienį. Trečiadienį, ketvirtadienį jau reikėdavo padėnesiui, matai, koks dienas, paskirstyti. Darbai paskirstyti darbai. Jei tu įgaudavai kokį pamočninką, ant stiktau paplakį su plakekliu. Ir indus paplaudavo. Taip, ir viską reikėjo mokėti pats pasidaryti. Tas žuvis ir tus viską. Tai jau pirmadienį, antradienį tus grybus braškės dirbsi, visokius voveruškas įsikepsi, papuošalus rožytis tortams pasidarysi. Tortai visada buvo biskvitiniai, įsviestiniai, nesviestiniai, bet jau mano racione buvo nuo pat vaikystės Napoleonas ir palikis ir po šiai dienai. Ir dabar gaminat gal? Ir dabar savo jubiliejų jau 2 yra blynai iškėlė. Po 6. Ne, sekančią. Jo. O kaip pupelinės tradicinė? Ar darydavot pupelinės? Pupelinės atsirado daug vėliau. Bet daug vėliau. Vot visokias, vada vien pasakysiu.
jei labai buvo brangis vestuvės, jeigu biednesnis, net esam davė bulvis su kiaušinienė. Iš Viekšno gyvent didelį ponai, į Kaženijos kepėm kiaušinienį, bet aš pavardės nenoriu. Ar pirmai dienai čia buvo? Pirmai dienai būdavo skani kiaušinienį ir bulvis, taip. Va, taip. Ir yra Šveiksnoj didelį ponai, aš negaliu pasakyti, ką. Tai tiek to, ir nesakykim. Negaliu, negražu. Taip, gal ir mes dar kada nors valgysim kiaušinienį per visus. Vot, ir dar iš pyrago buvo, jei jau iškilmingas buvo babka. Šakočių tada nebuvo, bet buvo vadinama, kiti vadina boba, bet babka. Tikrą vardą turėjo babka. Susidėję net iki pusę metrų aukščio. O iš ko ją darydavo? Iš biskvitą kepdavom tokius, vienas didelis, mažesnis kaip dabar, kad ir nykštukai arba jaunystės tortai. Mažin, bet visa buvo juoda. Juoda, iš juodos tešlos. Bet tešla buvo labai skani, sviestinė. Tirpa burnoj ir labai babka nedėjus jokius ruožės, jokia nieka. Turėjai kažkokius jau ornamentus ištaisyti, kokius nors kaip dabar, kad, kaip aš sakau, Kaldona baigi konditerijai man dukra, gal nereikės menavoti, kai aš pamaničiau parvažiavo iš kursų pusę metų Vokietijų išbuvus, tai žiūriu, kada na padarė tortą pusę metrą aukštumą, o ten ant 3 eilių taurės ir nuleisti tinklai. Tai sakau, vaikeli, tai mes taip vargom su babkom. Va taip. Va taip. Na, va taip. Tai ačiū labai. Patys jau. Daug sužinojom. Na, patys iškilmingiausi pasakiau. O paminavo jau, kai buvo ir kiaušinienė su bulvėm. Va, tai šaltiena buvo, labai šaltiena buvo. Pirmą dieną. Karka iš tokių šaltų. Va, šaltiena, karka, jei dar teberašais. Karka, prikišta karka, lašinukais, kas turėjo įsidžiovinį slyvų, geras gaspadins, ką žinoj, ką reiks dukras ištekinti. Tai jau ruoždavos per kelis metus, turėdavo slyvų džiovintų, kriaušių džiovintų, viską kapojom, dėjom į tešlą, tos karkas buvo gana pjaustimui gražis ir skanis. Prieš užgavėnės, prieš gavienį, prieš adventą įvairi kepdavo žuvį Angliją. Į Anglės suvynioja laikraštį, sutrindavo gražiai, rūgus pienu špildavo ir su apvaliom bulvėm. Paskui, nežinau, sakiau, silkė. Silkė? Taip sakiau. Ir paskui kanapis. Labai skanu. Pakepinė ir į tas kanapes reikia būtinai dėti prieskonių, dar į kanapes dėti prieskonių. Svogūniuką, pakepintą česnagą, pipiro abiejų, vienų į kitų maltų. Ir tada jau turėti atvirintą vandenį ir jį užpilti, išmaišyti taip, kaip agonų pienką darai. Ir su tokiu tata merkalo, jau tap vadinu, su tokiu merkalo. Mirkom bulvę, jo, valgom bulves. Ir paskui dar apie šipinį pasakysiu. Šipinys yra taip, iš vakarą reikia užsimerkti pupas. Čia užgavėnių valgis. Jo. Pupas, pupeles ir išsimirkyti. Jau čia užgavėnių valgis. Kada nori, kad gerai jau tas išeitų išvalyta. Jo, tas šupinys ir reikia riebalų. Įdėti jau reikia kokią karką, ar kokį dar ausį jei turi, ar kokį kojį ir paskui labai susmulkyti ir jau ryte vėrti.